mes švenčiam iškilų jubiliejų, 600 metų žymiausios Žalgirio pergalės jubiliejų. Ta atmintį mes pažymėsime atidarydami Taikomosios dailės muziejui parodą, tai bus Liepos pradžioj, mūsų valstybinės dienos proga. Šiandien yra išskirtinė diena, pas mus atidaroma vieno kūrinio paroda. Bendras mūsų Lietuvos dailės muziejaus ir Prancūzų kultūros centro Vilniuje projektas, kada žymus kūrinys 17 amžiaus batalinė drobė, kuri vaizduoja Salaspilio mūšio pergalę. Šita istorinė drobė šiandien eksponuojama ne kur nors kitur, o būtent Chodkevičių rūmuose. Jums nereikia priminti, kad Jonas Karolis Chodkevičius, dabar jau persakytų rūmų savininkas, prieš daugiau kaip 400 metų pergalę šventė čia. Tai tą įamžinimą, to mūšio didžiojo sceną šiandien mes su jumis ir pamatysime.